Kalbėjom, aišku, apie visus sporto reikalus. Girstutį dabar greitų laikų Kauno miestas atidarys visą sporto centrą. Plius kalbėjom apie Kūno kultūros akademijos reikalus, todėl kad sporto halė yra, stadionas yra, o jiems trūksta sporto bazės. Apie tai kalbėjom, kaip galima būtų padėti, nes čia ir švietimo ministerija galbūt gali šiek tiek prisidėti prie visų šitų reikalų. Aišku, kalbėjom ir apie visus kitus dalykus, apie švietimo klausimus, tiesiog apie kūno kultūros pamoką kalbėjom, kad reikėtų peržiūrėti, sustiprinti sveikatos būklė vaikų blogėja, kaip galima būtų šitoje vietoje, o norint šitos dalykus įspręsti ar padaryti, reikia sporto bazę. Sporto bazės atnaujinti, pasižiūrėti, kaip jas užbaigti, kaip pastatyti ir būtent tais klausimais mes kalbėjome. O apie Dariaus ir Girėno centrą, sakot, kalbėjote galbūt apie tas visas su arena susijusius klausimus, nebuvo paliesta? Šiek tiek kalbėjome, aišku. Gerbiamas Seimo pirmininkas neabejingas krepšiniui ir aš neabejingas krepšiniui. Tai aišku, kalbėjome apie visas aktualijas. Manome, reikia žvelgti į kitą sezoną. Šis sezonas yra jau toks, koks yra, dar finalai laukia, bet kalbėjome ir apie arenos reikalus, kad visai neblogai arena tvarkosi. Bet svarbiausia, tos klubinės komandos, tiek Žalgiris, tiek Lietuvos Rytas, kad ta konkurencija išliktų ir kad tas valstybinės dėmesys taip pat būtų aktualus abiems komandoms. O kaip Jūs manot, jeigu, tarkim, Dariaus ir Girėno centrui būtų perduotas tas valdymas arenos, tai būtų geras sprendimas, o kai dabar yra? Nežinau, yra sprendimas galiau? Kol kas nėra. Nėra dar. Man sudėtinga pasakyti, aš manau, kad dabar Žalgirio arena tai valdymas yra geras, kokybiškas, todėl kad pelningai pakankamai gerai dirba Žalgirio arena ir daug renginių yra ir manau, administruojamas yra pakankamai gerai, bet mes turim susirūpinti ir dėl senutės Kauno sporto halės, koks jos tolimesnis reikimas, nes ją išlaikyti ir tiek miestų yra didžiulis krūvis, nes praktiškai beveik po $500 000 skiria šitai bazai, tiek ir Kūno sporto universitetui dabartiniam būtų pakankamai sudėtinga ją išlaikyti, nes tai yra didžiulis stadionas, priežiūrės reikalingos didžiulės patalpos, daug tų patalpų. Pats sporto universitetas šitų dalykų negalėtų padaryti. Čia arba švietimo ministerija turi prisidėti prie tų klausimų, kadangi tai yra mūsų specialistų rengimas, sporto specialistų rengimas, tai čia reikia tokio platesnio požiūrio į šitos klausimus. Tiesiog ir savivaldybė, aišku, savivaldybės galbūt patikėjimo teisė galėtų perduoti šitą bazę sporto universitetui. Po to galbūt ir kiti galimi variantai, tai dėl to mes ir kalbam apie šitas klausimus.